Einam, neriuka, einam. Aš parodžiau vakams, ką priputė. Jau par maun, žinok. Na, va. Ginčiamės su vyru. Sakau, padovanuoti, jau toks vis nuskriausi, bet šiaip geras dalykas stebė. Nu, vyrs sak parduot. Šiaip vyrs mąst teisingiau, nes, daiktas, ne? Na. O kaip tau dabar nepatrodo parduoti, padovanuoti? Matai, koks nusib išsudrošęs. Kada nie, gera prisipūtis, kažkas kažko trūksta. Gal padovanuoti? Ne, aišku. Dovanuoti. Končia. Bėda dar, čia pinigų prašyti. 20 eurų nebet būti. No. Simboliška. Saldainių vakams kokiu va. Viskas. Nors nereikia namsinėti saldainių. Labą dieną! Va, sekmadieniauskas. Vyr sak nebetelpmanti daiktą. Tvarko, žodžiu, sak mūsų vakaja didelį. Tai kažku daro. Tai kažku daro. Nežinau, ko čia sumastysi. Na, matysi. Bet parodžiau vakams, sakau, žiūrėkite, ir batuts jau rengas. Jau maus išbandyta, kaip vasara. Greičiau mauk, žinok, nes tėtis paskiau išjungs, Aš, man niekas nesutrauk. Tuoj padė. Ko čia daro? Ką? Kas čia per garsą? Ko čia daro? Žiūrėk, mes vagiai ateina, tipo, mes turim daryti spastus. Ko darot? Nes spastus vagiams turim. Ai, vagiams spastus darot. Aha, bet nieko nepamokti. Supratau. Nesupangaliu, kaip tėvas gaus aparpalį. Bet davai tai būna. Davai tai būna, ne? Okei. Negali uždrausti, žaidvaką. O toks garsus ėnėt ant ruoba. Na, jėtau. Jau galvoju, išvariau į lauką, jau čia bus ramiau. Kas tau? Į laukę būdami sugeb skleist garsus. Tas jaunims mūsų, ne? Ai. Opa. Gera. Aš suprantu, kad kažkas ten pasireguliuojant, bet kas čia sėdi man išberėjant? Ką? Leiskit paklausti. Nustėtas aukštesnis už tave. Aukštesnis. Jam nepatinka taip važytai. Gera. Tėtis nesėt to pusė. Nesėt kokias kušmas važinėjais. Leiskit paklausti. Ką? Nežinot, ne? Ką? Kas bus? Nagiuks paplyš. Gerai. Girdėjot, bet vyrs sak, pastačiau pašto dėžutę ir laiškų nebėra. Tai rašykit Nerijui Balandžiui laiškus. Labanur gaut laiškus žmogus. Sak. Man gal laiškus, kaip kažkokį žaidimėlį. Žaidimėlį tau atsiųsta, ne? O Neriuk sak, bent jau kur baudą ateitom. Tu nenorėk baudų. Nenorėk, mažėliškai, išėdis tadės pinigą. Labą rytą. Turim problemytę, prašom papasakoti, kas čia vyksta. Išviriau bulvių vištam. Ateinu rytą, tušęs pot. Ir antrą dieną jau. Vakar apkaltint mumis. Suvalgė. Sako, ar dinga man vištų bulvių, sako, veiktų pavėlį, niek nežinau. Širitas vėl parien. Sak, niek nesuprantu, sak, vėl bulvių nėra. Tai va, kažkas nei nugriauštas, nei niekakėts, kur nebūn vandenė, neapsisiemus, tas vis išsirenka, ne? O tas paliek, kur jau yra apsisiemi. Tai nesuprantam, kas čia galėtum būti.
Nežinau, ir aš nežinau. Tai žada ir vyras daryti ir spastusi viskų. Nes nu labai įdomu. Kas čia gali lyst prie mūsų... Kas čia gali lyst prie mūsų tų... bulvių? Kam čia prireikia dabar? Ojei. Aš tai va, kad visuomet savo virtuvėlės pasaulyje su vištytė, va ką sūnus teisingiau labai mėgsta tos kepsniukus, tai prisimušau, išsimarinausiu, kad man grįžęs turėtum kon valgyti. Nes jeigu aš nieko neturiu ko nam duoti greituoju būdu, tai būn labai, žinokit, pikta. Jo, pirmadienis. Tik va neprisijaukiau. Instagram'e šiandien, žinokit, iš savo kūdinimusi istorijų. Per pusantrą mėnesį sukūdau. Kilogramų 300 gramų. Blemba, ir man tiek ir užėjęs myžiuoks iš tos visos situacijas. Nu, bet yra kaip yra, žinok, nes po 40, iš tikrųjų, man patinka, kad žmonės bando paneigti, kad jau čia 40, čia nieks nėra nepasikeitė gyvenim, tu čia dar nesenas, nusens ir nesi, bet tu nebesi jauns. Viskas, tu esi pilnumo jau, tu jau šokiai tom keitą gyvenimo pusėlę ir tau viskas keitas ir tu pavargsti greičiau ir nori daugiau tos ramybės. Valgyt nebegali taip, kaip prieš 10 metų, jeigu, viskas keitas. Prasided visokie jau, suprantat, mums gal ne, bet kiek čia truks jau, žinot, bus ir koks nors ten aukštas kraujospūdis, da kas nors, nes taip ir pavyzdžiui, aš tai, kaip, man patink pripažinti ant faktą. Pripažinkiam, kad mes keitamės. Viskas. Nu. Jauniems varo vėl į savivaldybę. Šį kartą su labai džiugiom naujienom, žinokit, skambins rytas kažkas. Šiaip labai nemėgstu atsiliepinėti, nežinau, numeris kartas neatsiliep, galvoju, jeigu bus svarbia, perskambins. Jeigu ji nesvarbia, tai neperskambint, vadinasi, nereikia atsiliepti. Tiesiog, čia pradėk rūkoti čia su kiekvienu. Bet atsiliepia, žinot, kur sak mažėlį. Tu ten kažkuomet pildė ton kompensaciją gauti už valymo įrenginius. Prieš kiek čia laik buvo? Prieš pusantrų metų. Tai žodžio, savivaldybė praeitas metas pritrūko lėšų, o praeitas metas mums žiauriai reikėjo pinigų ir pranešė, kad nesumokės tų pinigų. Žinot, vis laik taip, kada labiausiai norėk taip ir nebūn. Bet labai džiaugus, kad dabar po tiek laiką vis tiek tus pinigus išmokės 1000 eurų už valymo įrenginius. Aš nežinau, čia gal ne kiekvieno savivaldybė ir tos tai dalyką, nes tuo metu, kai apie tai kalbėjau, tai taip buvo, kad ne vis savivaldybės gautas kompensacijas. Tai va labai džiaugus Plungės miestą savivaldybė, kad turėjo tokį fondą. Ar ne dabar irgi to tęs? Numatyt, kad tęs, nes jeigu šį metą ne iš kažkiek tų lėšų ir kad jie apskatin žmonės įsirengtis valymo įrenginius ir labai džiugu. Nes 1000 pinigų tai ir alga. Visai nebloga. Tai va. O tai piniga dabar irgi labai pačiu laiku, pavasaris, vakar visus drabužius išaugė, vyrs pleks, aš irgi, aš biškai apsipirkus, bet dar vis žinot, šiaip plika, vis pint reikėtų fundinti lauk, nes aš niekur nebeitelpu, vat kaip problemą, niekam neatsukūst. Geni, kaip jūs geni, kodėl jūs taip skriaudžiat obelį? Visą nupjovė, vėl kuglius palieka,
šakis tą obelę jau, bus tik dėl vaizdą. Kažkas yra. Nu va, tai reikia kažkaip sutarti pasirašyti ir lauksiam, kada praves. Money. Viskas, sutartėlį ir veito. Dabar lauksiam tik tas, kol praves piniuonzus ir dabar pamečia vyrą. Arba uns mun pameti. Sakė, kažkur bus. Ai, va, un tai. Gerai, kaip per šujų perėjai kitų pusių. Čia va, esu gavus lava 35 eurų baudą. 35. Galvoju, kudė tu dėdelį. Dabar galvoju, o, gal aš čia ištisien kirtau dėl to. Na, hapa! Mažulėlį 1000 pinigų. Mamolina. Čia žinai, kam da bus? Taviai tam. Tam. Nu, ko tu baisi, labai nori? Kuoptų, taip. Da kokie šiltnamio medienos plėvėlis biški. Tu žiūrėk, kad mums būtų mūkis. Jūs žinot, ką muzikas negal, kad būtum, ką šitėtų su kamera. Į mano erdvės. Tarp kitko, YouTube irgi mums suteik uždarbiaus. Tai jau reikia pildyti YouTube tuos norus. Išvažiavo Hebra į būrelius, tai kuik ramyb tuos numelius dabar paliek tiep ramė. Jie tau, na. Kaip aš norėčiau kokios nors savo studijas. Panašiai aš nieko dabar nežinau. Iš tikrųjų, yra esmė taip, kad iš tikrųjų pas mus ir nedaug vietas. Ir mes esam visi vis laik tam pačiam šurmulį. Vakar įsijung televizorių, viskas baisulinės gerdas. Nėra tų durų. Nu, žodžiu, viskas verda vienam katilį. Tai žinok, ta ramybė iš tikrųjų ir labai faina. Noriu jums parodyti, ko šiandien nusipirkau. Kokias gražias, žiūrėk. Čia matau šaltibarščius, va, čia bus šaltibarščiai, o čia bus bulbėniai įsidėtas. Kokia fantastika. Ir Velykų stalą pasipuošti. Vyrs jau, ką sako, sužinoj, ką gaus pinigų motrišką. Prisiperka lėkščių. Na, bet norėktų gražių lėkščių turėti. Žiūrėkite. Nu, man tai labai fantastika. Pasidžiaugiam užmait. O aš kon va, einu pavalgyti iki 5, jau po 5 dvieja vėlauju su savo vakarienė. Ir nes vis dar bandom, žinot, eis gal pasportuoti, žodėl veit pasivakščioti, bet pot toks vės, tai nebežinau, jau čia esi tik pasportausiu ir tiek žinių šiandienai. Na, rytuo tuos garsiusias užgavinės, ne, visi čia mes viskų darom, da kiaušinės šitą mėtos. Ir aš norėsiu dar pavalgyti. Dar norėsiu, ne, nu tai ten daug rytuo jau direks. Tai žiūrėkit, kokį nuostabią kaukę padarė tas nuostabus žmogus. Aš negaliu, kaip didžiuoju savo vyrą. Na, pakelkiam, parodykiam, kokie ragai, viskas, va. Vau. Jeigu nevirs, čia nebūtų buvę tokių kaukių, nes aš neturėdavau kumetanų daryti. Buvo čia visko, žinokit. Buvo ir visokių žodžių, į nervų. Bet padarė, vat užsispyrė ir padarė ir pasiruot kapti, ko nemokos. Ką, neriukai, meilė mano. Tiek baigęs. Ką? Dailės būrelį. Baigęs, ne? Žiūriu, tik mintis, va, visi O panam. ką mes šitais darysim? Nu, čia maudytis irgi muiliuks yra. Dar padaryti padaryti. Aš maudau. Dar Taip. labiau, kokių žandą gal žalę dar paspalvinti. Fantastika. Labas rytas. Ruošiamės sporto. Vaką išleisti su kaukėm, su visom atributikom, blinas į ton užgavėnių siautulį. Šiandien turėjom sutrumpintą dieną, nes, žinot, vakams dažniausiai viskas buvo sutrumpinta. Pamoks, pabuntų šventė.
Tai va, ruošęs Keitė Žemaitė profilio su savo Heather Robertson, norėjau parodyti savo ton. Taip. Taip. Einam pajudėti, žodžiu. Pom. Viršutinė dalis šiandien bus. Tai va, apšilimas. Abba gera. Oi. Kol išsitampa. Balkė biški trukdo. Kokia esu aukšta moteris. Nesisek man vienam. Nafik. Aš girdėjau čia visokių žodžių. Girdėjau. Tu paliksi kaltą čia. Aš jau esu palikus, aš girdėjau. Nepaded man. Nepadėt, nu, bet reik važiuoti pas vakanam, pilvuk skauda. Šukuk skaudo jam. Va. Tai reik mums. Reik, man reik paduoti. Na, nu, apsimaut, man šalta gal ką. Vat nereik prisigalvoti visokių nesąmonių čia daryti. A ne, ar aš neteisė esu? Prisimasta pats, paskiau pats pykst. Bet esmė tokia, kad labai žema ir tas vamzdis ir, nu ką, būt švaresnis vandenukas. Norim senom biškį pakelti. Nu, bet išien viens pats įgirdu šau, ką pyks. Nu tai iškart pasakyk, moteriek, šiandien man reik tau pagalbos. Ne. Kol pat nepasisiūla, Jėzus Marija besi! Gal jau nebija? Nebija. Nu, ar nori? Taip staigiai atsikratyti, ne? Kur aš, bet tai jūs man padės. Gerai, paduok man tą. Atogalo? Jo. Aberek mums. Gal žinai ką padaryk? Nu? Yra laistytuvas. Įpilt vandens. Tu. Bet, o tu turi čia, turi, ne? Palauk. Nu, žiūrėk, kad tais neapipilčiau. Šiek tu pataikai. O Jėzau, ką pro šalį. O, pilns. Koks bjaurus vors, ne? Mažiausiai reikia. Nu, aš jien mažiukau. Ar reiks mums da? A pabūt? Myliu. Ein, man reik pas Andrut važiuoti, na. O, koks bjaurus uršinis, siaubas. Nežinau, ką bedžiaurę prisidirbau. Įkritau. Kapas čia neišsukau, nežinau. Bijau vyrą. Tai jau gausiu pizdį. Blėt. Atsiprašom už keiksmažodžius. Abe parėstas žmogus. Aš nežinau, man tiesiog netyčia taip gavus. Blondinė, aš mažiukau, blondinė. Jis neparėda. Kaip stikis tu matė. Nu kap, taip. Per metrą kreivą išvažiuoti.
kaip nors šiandien. Ai. Aš labai atsiprašau, nežinau, kaip man taip gavos. Rinkis vietą, kur nori būt pamiršti. Nu, žiopla, visiškai. Pamatai, kad čia važiuoja, sukis atgal. Taip. Neapspėjau sureaguoti, mažiukau. Nu, nebark tu savo blondinės. Ai. Och, tu šūdas, nu. Ai, priekį ar atgal dėti? Atgal, ne? Ratas turi ištiesinti, susukai ratas. Nu, bet į katro pusmą važiuoti. Į galą, ne? Ai. Gera. Taip. Taip, ai. Į priekį biškį. Ar lengviauties man, ką daryti? Dar į priekį. Gal kaip žvyrą rėk? Gerai, tu jo. Tu leisk man išsilingauti. Ne? Oi. Nu? Stumk, dabar gerai buvo. Nu, dabar. Stokit. Kaimyns pravažiavo. Kaimyn moteriškai teisingiau. Į galą? Nevažiau. Dar biškį priekį. Lentų gal kokių rėk? Gal dugnus pasidėjus? O,
Nu. Žinau, kad nėra gazyti. Daug, aš esu sunkesnė, gal tu lengvesnis išvažiuosi. Šūdas, nu. Gal ratai čia užsukasi tuo grūdu. Tai sakau, čia yra kažkokio, kada įsikabintų. Tuo šaku. Ačiū, perpad man biški ausis. Biš pajudėjau jau ir padėjom akmenukų. Da ne? Gera, ką vyrs namus. O jie te veina pati. Kam skombinti? Kas čia mūj būtų ištraukęs? Po galais. Aš turėjau da nuvaryti nuvaryti pas seserį, bet jau vaks, tu jau baiginės mokyklį, nežinau, mes bespėsim. Jis pasiėmus vak mokymus tas. Niu? A į priekį ar atgal? Tai dabar bandyk mauti į priekį. Į priekį dabar? Priekį ir gali. Ho-ho-ho! Давай! Yes! Он верзель, молодец! Žiūrėk, tai. Mažiukau! Gal pakartojam? Bučkis! A man važiuoti tikėjimą grįžus? Nu važiuok, bet važiuoti tu, ne šodį. Nu gera. Na, fainulė šias, ar ne? Reikia žmogų praskraidinti dieną, tai taip ir būtų liūdėjęs, iš neturėjom ko veikti. Šaltas aklaukė, va. Vis laik noriu ko nors veikti. Čia jauks prašars mažulėlė. Ką žlybėjom, reik pagalbas, ane? Ai, čia gal nesimatys, bet nudaišt to šiupelės kuotą oranžinę ryškę, ką matytumės, kur negal važiuoti. Ai, Jėzau, negaliu. Ai, nu bet niekas, žiūrėk, šitą va. Kažkas ten bildėjai, bet čia mus taip gal porvų prisitraukė. Nu, kas čia vyks, neriuko, niek nesuprantu. Statysim namą? Jau, va, ne? Žiūrėk, kiek laimingas, sakė žmogus, to savo išsvajota, ne?
Teleskopinį, ką pan vadinasi? Ne, teleskopą. Ne teleskopinį. O gerai, bet aš šimtą nesuprantu, kam čia, kas čia? Kalidoriuko jau. O tai metalą kam? Griūna. Šildinsi, visko taip darysi. Na jo. Sveiki. Tu matai, kaip tu čia varai? Taip, priekį pagal. O kada čia jau pradėsim tos statybinius darbus? Atšils, svars. Atšils senamiesty. Gers. Susiorganizavau čia nam, ką parvežtų kažkoks, nu žinot. Pavyzdžiui, žiūrėkite, vyras triuk apsimovė kontor žmogus. Kišenė, išeiginė, striukelė. Einu parodyti jums tot stolpą garsiai. O goti niekur neišėk. Tu aš mačiau, kad tu man numyžina veina tuje. Nudžiūs tepi žinok. Va, esu susidėrinus su tau. Čia vat, kad nebeįvažiau, čia blogiau. Einam namie, akšė, pasirūpina. Tai ko? Paisulins vies, nežinau, jūs čia mun girdėsi dabar. Bet, kaip visada, ačiū, kad eską veizat. Like, subscribe, pasidalinkit kokiu video. Būsiu labai dėkinga ir iki kitų kartų. Siaubas, kažkaip šalta. Ogi!